Labą dieną, bičiuliai, ir ne tik. Ir visi šitie, kad jie biškutį užmetate akį į mano kanalą. Šičia esu todėl, kad ryt planuoju vis tik atsikelti čia kiek nuošaliau nuo gyvenvietės bityną ir kažkur čia įkurdysiu. Man pirmoji eilėje labiausiai tai patinka. Kad aš galėsiu mėgautis vakarinę saulike. Ir aviliukai bus gal į pietvakarius lakikės nusuktos. Iš pietų kažkiek turėtų užstoti šitie drebulė. Čia beržiukas dar, aišku, jie paaugs. Tai va aviliukus čia įkurdinsiu. Plius yra ravas, jame yra vandenuko. Tai yra vandenuko. O, koksai da čia ir gražus velniais augalas. Ar matot, koks čia? Arčiau va. Koksai gražutis. Žemę dar reiks palyginti. Žodžiu, čia jos įkurdysiu. Nepatingėsiu pasodinti, žinoma, ir įdomesnių gražių gėlių. Ir be to, tai yra čia daugiau negu 3 hektarai. Čia mano prieš tai jau pasodinti šalavijai. Yra ir dar kaip sakyti, vat, šalavijai. Ne visi jie sudygo, šalavijai, bet yra. Su kiekvienais metais jų padaugės, bet aš tuo pačiu skaitos da į šitą lauką irgi galbūt pamaišysiu irgi visokių įdomesnių ir vienmečių ir daugiamečių sėklų, kad turėtų bitutės nešti. Ir tas pats atsitiks su šituo lauku. Šiemet bus sodinami apie 10 augalų, mažiausiai gal ir daugiau sėklų, tai pateks ir raudonėliai, ir baltieji dobiliukai, ir liucernai ir taip toliau. Tai žodžiu, visas šitas bus laukas. Tai yra su tikslu, kad tai būtų medingi augalai. Be to, galėsiu čia šnekėti į valias kiek noriu, vien dėl to, kad tai neknis man proto visokios žoliapjovės, visokie triukšmas, mašinų, taip toliau. Čia tai yra paukšteliai. Galėsiu mėgautis ir blogus kurti gan dažniau, nes nereiks knistis valant garsą nuo visokių šiukšlių. Trūkumai, tai biškutį teks pavažinėti. Į žiemą planuoju, aišku, aš juos išvežti. Arčiau vėl namų, bet kaip sakoma, va, matote, čia Šiluvos šilai. Čia visur Šiluvos šilai. Šilai. Ir vakarėjanti saulė. Tai tokia vietelė kiek ir truputį nuošali. Šitą sprendimą galvojau irgi taip dar abejodavau, bet vienas buvo pernai man, užpernai tai yra, pernai daug dalinau, tai nespėtė, bet užpernai kaip savo akimis mačiau, kaip išlėkė didžiulis spiečius ir jis pasuko gyvenvietėje į vienų kaimynų kiemo pusę link, taip pasijutau biškutį nekaip. Tai čia vis tiek yra rami vietelė, plius aišku šai iš karto, čia vote ir pušis, įkelsime kokį seną kuorį ten, kad gal kokią ir spietinę. Turiu omeny, čia bus veiksmas ir jau rytoj čia pradės keistis dalykai. Žodžiu, keliauja aviliukai. Tai nežinau, ar matytas.
Kilnojame naktį aviliukus. Aišku, vaizdo aš jums čia gražaus neparodysiu. Viskas bus ryte matytis. Taip, va, čia su antru skaitos reisu atvykome. Tai va, ir kaip žadėjau, taip ir vyksta darbai. Po biškutį su traktoriu atsivežu. Tai va, nieko nesimato, tai nieko nepapasakosiu. Tai dar, va, taip pat iškrauname ir viskas. Talkininkas. Labas vakaras. Pratokas padeda labai gerai. Labas rytas. Jau sekanti diena. Mes vakar per porą valandų gan greitai įsisukom ir atgabenom visus aviliukus. Daugmaž jie stovi, o dabar atėjo metas jos išlaisvinti. Ir pažiūrėsime, aišku, pradėsiu turbūt nuo nepiktųjų laisvit, nežinau, vienos matau kažkaip sugebėjo ir pačios išlysti, galbūt, kad turi skylę kažkokią, ką jos darys, kur skris. Tos, kur geros bitės, tai aš nelabai gal atsuksiu. Šiaip vietelė tikrai gera, vat. Yra dabar 10 valandų, dar rytinės saulės nebūna, bet vat vakariukas vakarės. Viskas paskubomis buvo vakar, tai kažkaip sakiau, grynai ant vakarų suksiu. Taip. Da, gal šitą reikia čia patemti. Šitas. Stiprios bitės nerimsta matytis. Ir dedanas. Va kažkas panašaus. Taip, nes čia noriu, kad dar pasilygiosiu, kad su mašina galėčiau įvažiuoti. Tai jau jos čia skraido. Nu, galbūt gerai šitą. Skaitos ir nesiklaidžiotų. Reikia va, padaryti pagaliuką, kad jos neišskristų. O turėtų atsimušimą. Gal dar neatsibudo paprasčiausiai bitelės. Tiesiog jos ir pačios nesupranta, kas čia nutiko, o šitom plytą tiesiog patrauksiu. Taip pat pabūsiu šai. Ai, net ir šitos, jos visos dar tokios, reikia pripažinti, ankstyvas čia rytas taip išeitų. Bet atkreipkite dėmesį, kai yra kliūtis, dabar va bitelės nepuola aklai įskristi. Dabar net ir, aš jums kaip čia parodyti. Bitelės dabar aklai neskrenda. Jeigu pastebite, jos dabar pajutusios, kad yra užkarda kažkokia, jos iš pat pradžių vat, bando pazysti, įsiaiškyti kokią čia situaciją, vat, tikrinasi, ar tikrai čia vat, jų avilys. Bando pažinti naują vietą. Tai adaptacija jom turbūt prireiks net ir visos dienelės. Vat irgi, kad turėtų kliūti.
bitukės, nu, neišlindo. A, jie sumaišiau, čia karniką iš karto, aborigenas. Nelenda. Žiūrim toliau. Šičia bus karnika vėl. Ne? Dabar per naują reiks šiut ne. Reikia va palikti kliūtį, kad bitelės iš karto neįskristų. Vangokai jos čia reaguoja. Nu, vat ir šitas aviliukas. Reikia, kad prasitestuotų savo vietelę. Nu, vis tik labiausiai iš avilio brovės tos pikčiurnos. O daugiau visos vangokos, nu, toksai įdomus ir oras, vis tik stipri rasa buvo pašalę galbūt, kad tokios bitukės vangokos. Ką, biškutį reiks pabūti ir palaukti, kas čia vyks. Nes aš manau, už kokį pusvalanduko čia visai gerai jos turėtų įsiskraidyti. Tai parodysiu tą momentą, kaip jos įsiskraido. Aš dar turiu čia darbelių, reikia atsukti dar į šonų medvarščius, nes kitaip negalėsiu meduvinės sekcijos nuimti. Tai kadras vėliau bus. Veiksmiukas jau prasideda, reikia pripažinti, jau matau, vat jau šitie 3 aviliukai gan suaktyvėjo, vat jau bitatė suprato, kad čia niekur nieks nebus, reikia dirbti ir iš pat pradžių atsargiai jos toli neskrenda, ieško kažkur greta staigiai pasistiprinti. Nu, bet juos po to čia turės kiaulpienių laukai, o nepriepiami, kur besuksi visur kiaulpienės ir jas svarbiausia dar nenupjaus. Va, kaip ir žadėjau, bitynas čia, o jau atvažiuoja ir mes sėjam sėklą. Labai pasisnekė palankus vėjas, ar ten neša dulkes, tai labai gerai. Ramiai galiu čia taip. Va, kaip bitutės skraido, biškutį tokios neramios po kol kas, nes iš tiesų bitutės skraido, truputį neramios, dar dauguma bitelių ir sugrįžusios į senąją vietą, dar turbūt, kad šiandien vakare reiks eiti vieną avilį iškratyti, turbūt atnešti šičia tas biteles. Vienos aktyviau skraido, kitos ne taip. Tai va, užsodinam lauką palei planą ir bus liuks. Nu, kaip jums traktoriukas? Neįtikėtina, bet šitą traktoriuką mano pažįstamas draugelis pats susikonstravo. Taip pat
Yra gabių žmonių. Gabių velniškai tokį traktorių pagaminti, tai reikia tikrai išmanyti apie geležus šitą. Tai vat ir čia mes irgi patankinu tarp šalavijų, įterpiu irgi daugiamečius augalus. Nu taip, gal kažkas pasisės, gal ne, bet tankinu bitikėm ganyklėlę. Kągi. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą. Nepatikėkite padėti patinka ar nepatinka. Galite ir užsiprenumeruoti kanalą, jeigu norite žinoti, kaip čia man sekas tam bityne, nes dabar aš būsiu drąsesnis ir biškutį daugiau galėsiu eksperimentų atlikti, nes jau išvėjo.